Sveiki, su jumis sveikinas šviežias Rička ir čia jo kukli, bet šauni laidelė pasigamink pats. Šiandien už lango nelabai koks oras, apsiniaukę, šlapę, drėgną. Tad nusprendžiau kažką pagaminti įdomaus. Ir daug iš jūsų gavau atsiliepimų, prašymų, kad pagaminčiau kažką nesveiko, iš nesveiko maisto. Tai yra hotdogas, hamburgeris ar kažkas tokio. Tai nusprendžiau parodyti, kaip reiks pasigaminti hotdogą. Aš gaminsiu savai, tai gali skirtis arba gali nesiskirti nuo greito maisto restorano, kur ten gamina tos hotdogus. Tai iškart prašau nepeikti, kad neatrodo ar nėra, ar kažko neįdėjau į tą hotdogą, kad jis būtų kaip hotdogas. Ir sakau, kad galim eiti pradėti gaminti. Šitam nepaprastam hotdogui reikės salotų, agurko, pomidorų, pieniškų dešrelių, majonezo, kečupo, bandelės, kuri sudarys visą pagrindą mūsų hotdogo, ir viskas. Štai pamatėte, ko mums dabar reikės ir galima kibti į darbą. Įtaki šipydės! Pirmiausia, tai mes smulkiai susipjausysime pomidorus ir agurkus, papipirinsim, padruskinsim ir gausim tokias mini salotas, kurias dėsime į hotdogą. Turėtume atgauti kažką panašaus kaip čia. Jeigu jums atrodo, kad pomidorai dar yra per stambus, tai galite susipjaustyti dar per pusę. Su agurkais lygiai tas pats. Ir jau kai esat pasiruošę susipjaustę agurkus ir pomidorus, galite pabarstyti pagal skonį pipiriukų ir druskytės. Ir visą tai sumaišyti. Štai turim paruošę mūsų garnyrą, o tai yra salotos. Dabar pasiruošime švelnųjį padažą. Tai bus iš majonezo ir kečupo. Tai dedam šaukštelį majonezo. Galim ir 2. Priklauso, kiek jūs norėsit to padažo. Tada įsipilam kečupo. Ir išmaišom. Ir gaunam tokį švelnų, pikantišką padažą. Jį naudosime ant bandelės dugno, o ant viršaus užpilsime kečupo. Daugmaž esam pasiruošę viską, tai kas belieka, tai nusilupti dešreles, perspjauti per pusę bandelę, įdėti dešrelę į bandelę ir įdėti bandelę su dešrelę į mikrobangų krosnelę ir pašildyti apie 1-2 minutės. Viskas turėtų atrodyti va šitai. Štai nusilupau dešreles. Čia turim bandelę, ją pjausime per pusę, va šitaip. Aišku, palikite pagrindą sveiką, nes kitaip viskas iškris. Tuoj parodysiu, kaip reikia. Švelniai, lėtai pjauname per pusę. Štai, turėtų gautis kažkas panašaus. Turi į tą bandelę tilpti mūsų dešrelę. Turi būti va tokia tuščia vidurė. Ir šitą bandelę dėsime ant dešrelę ir į mikrobangų krosnelę. Šildysime apie 1-2 minutės, o jeigu neužtenka ir daugiau.
pašyla mūsų bandelė, dabar reikia viską kuo greičiau sudėti, kad netauštų dešrelė su bandelė. Ir būtų galima jau valgyti. Tai ką mes darom, tai atsargiai išėmam dešrelę. Karšta. Išėmę dešrelę, pasimsime švelnaus padažo ir bandelės dugną jo ištepsime, kad įsigertų ir būtų minkštesnė bandelė. Tada pasimsime salotų lapą ir įdėsime į vidų. Štai taip gražiai. Tada pasimsime šiltą dešrelę ir įdėsime į tą vietą, kuriai buvo skirta. Ir kas mums belieka, tai belieka užpildyti mūsų tuščias erdves su salotomis. Į vieną pusę. Aišku, negailėkit tų salotų, kuo daugiau to skaniau ir sveikiau tipo. Štai užpildžiau mūsų bandelę salotomis. Ir kas belieka, tai ant viršaus apipilti kečupą. Gražiai. Jeigu mėgsti garstyčias, gali ir užpilti jų. Štai taip. Štai baigiam mūsų hotdogą gaminti. Gražiai ir skaniai atrodo. Nekantrauju paragauti. Paragaukime. Tikrai skanu. Labai, dar noriu. Jeigu jums patiko šitas hotdogas arba kitaip karštas šo, spaudžiate like. O jeigu nepatiko, dislike. Jeigu jums patiko šitas receptas, einate į fanus, spaudžiate like, dislike, komentuojat, vertinat, dalinatės su draugais. Noriu jums palinkėti gražių, taurių, turiningų šventų Velykų, be abejo sočių, kas be ko. Tad prisivalgykit kuo daugiau tų kiaušinių. Aišku, nepersivalgykit, nes paskui bloga bus. Ko gero, nesusitiksime mes penktadienį arba šeštadienį kitos savaitės, nes tada švęsiu savo 18 gimtadienį. Nenusiminkit, video tikrai bus už porą savaičių, nes reikia kažkaip atšvęsti savo 18 gimtadienį, nes jis būna tik vieną kartą. Tad noriu atsisveikinti, su jumis buvau aš, Rička, ir čia mano virtuvė, taip pat ir laidelę pasigamink pats ir gražių šventų Velykų. Sudiev.